Vilnius – dešinysis Neries krantas. Čia gimsta naujas ir kitoks miestas. Čia karštai pulsuoja 21 amžiaus didmiesčio arterija, brėžianti naują urbanistikos ir žmogaus santykį, įkvepianti drąsesniems mintims ir siekiams. Tokioje aplinkoje gimė Swedbank administracinis pastatas. Pagrindinis motyvas, paskatinęs banką imtis šio projekto, racionalus požiūris į organizacijos poreikius. Norėjome į vieną vietą sutelkti net 9 banko ir dukterinių įmonių padalinius iš viso Vilniaus. Įsikurdami viename pastate siekėme sutaupyti kuo daugiau išteklių ir laiko, kurį anksčiau mūsų darbuotojai gaišdavo bendraudami per atstumą. Pasak Giedriaus Dusevičiaus, Swedbank centrinės būstinės naujojo pastato darbo grupės pirmininko, prieš paskelbiant architektūrinio sprendimo konkursą buvo suformuoti pagrindiniai pastato kūrimo principai. Jis turi būti funkcionalus, o architektūrinis ir urbanistinis sprendimas racionaliausias bei priimtiniausias įvaizdžio formavimo prasme. Urbanistinis teritorijos įsiliejimas į aplinką taip pat buvo svarbus, kaip ir reali priimtina, atitinkanti pasiūlytą architektūrinį sprendimą statybos kainą. Su Lietuvos architektų sąjunga surengėme viešą architektūrinį konkursą, kuriame buvo pateikti net 22 projektai. Laimėtojo projektas išsiskyrė darniu statinio įsiliejimu į vietovę ir išraiškinga architektūra. Kartu su laimėtojais Audriaus Ambraso komanda siekėme sukurti pastatą, kuriame susijungia mintis, pastangos ir idėjos. Kaupėsi geroji energija, padedanti kokybiškiau gyventi, mąstyti ir aptarnauti klientus. Įgyvendindami projektą, daug dėmesio skiriame ilgaamžiams vertybėms. Juk siekime sukurti vietą, kuri tarnautų ilgai ir prasmingai, kad pastatas taptų miesto dalimi, draugiška gamtai, patogia klientams ir darbuotojams, atvira visuomeniai. Rinkdamėsi ir diegdami inžinerinės sistemas, įrengiama modernę viso pastato valdymo sistemą, kuri leidžia gerokai sumažinti energijos vartojimą ir išlaidas. Mums rūpėjo ekologiškumas ir energiją taupančios technologijos. Tinkamą pastato mikroklimatą užtikrina oro drėkinimas per vėdinimo sistemą. Didelėse atriumų erdvėse dalis langų varstoma automatiškai, o šviežio oro kiekis reguliuojamas pagal anglies dvideginio koncentraciją. Fasado apdailos elementas buko lukštu dengti pilastrai. Mesdami šešėlį apsaugo patalpas nuo kaitrių tiesioginių saulės spindulių ir leidžia papildomai taupyti energiją. Turime pripažinti, banko administracinio pastato vieta skatino ieškoti nestandartinių sprendimų. Čia įsikurdami jautėme atsakomybę visuomeniai, todėl didelė dalis teritorijos ir vidinės erdvės skirta žmonėms, ateinantiems čia ne vien tvarkyti finansinių reikalų. Siekiame sukurti žmonėms atvirą statinį, kuris tiesiog kviestų užeiti. Cokolinėme aukšte įkūrėme 150 vietų kavinę, didelę auditoriją ir skaityklą. Be to čia susitelkė privačių ir verslo klientų aptarnavimo centrai. Dar vienas pastato akcentas yra daugiau kaip 4500 kvadratinių metrų ploto terasa. Ši erdvė suformuota iš medieną dengtų gelžbetonio plokštumų ir apželdinta įvairiaspalviais augalais. Terasa skirta kiekvienam norinčiam tiesiog pasivaikščioti ir pasigrožėti nuostabiais Vilniaus vaizdais. Siekiame patogumo ir tvarkydami pastato prieigas. Iš rytų pusės žemyn veda laiptai jungiantis Konstitucijos prospektą su upės gatve, o iš pietų pusės Nacionalinės galerijos link į šlaitą kyla jaukiai įrengta pėsčiųjų alėja. Didžiulės matinio stiklo trikampės prizmės, kurios kartu yra ir viso pastato vėdinimo sistemos dalis. Pažvelgus iš įvairių miesto vietų, pastatas atrodo vis kitoks. Dėl fasado apdailos bei griežtos geometrijos jis turi savo veidą, bet prikišamai jo nedemonstruoja. Ko gero, tiksliausiai jo kitoniškumo priežastis gali įvardyti projekto autorius Audrius Ambrasas, siekęs, kad naujasis sostinės statinys taptų neatsiejama dešinio Neries kranto dalimi, kurį dera aplinkoje ir formuoja erdvę. Šis pastatas sujungia žemutinę ir viršutinę upės slėnio terasas, tarsi draugiškas kaimynas užmegzdamas dialogą su aplinkiniais pastatais. Tikimės, kad naujasis Swedbank administracinis pastatas bus svarbus ne tik mums, bet ir jums. Jis sukurtas tam, kad sutelkę banko padalinius klientus aptarnautume sklandžiau ir greičiau. Be to, vilėmės, kad naujasis Swedbank administracinis pastatas papildys miestą dar vieną viešąją erdvę ir paskatins daugiau gyventojų bei miesto svečių apsilankyti dešiniajame Neries krante. Leiskite su jumis pasidalyti tuo geru jausmu, kuris apima, kai su darbščia komanda įgyvendini ilgai brandintą idėją.